prisėm, vandens į baidarę, kaip sakyt, jo, krikšto reikia. Ką, sveiki. Yra birželio, dar ne birželio, gegužės 30 diena. Šiandien oras pasaka. Vakar lyjo visą dieną, tai galvojau bus bėda. O šiandien sakau, va, plus 21, saulė šviečia, dangus giedras. Atsideda pirmieji labirintai, gaujos įteka į Baltijos jūrą. Tai labai tikiuosi, kad pavyks mums į tą Baltijos jūrą įplaukti. Bus geras, gražus oras, Baltija įsileis. Tai ką, linkiu visiems, kas žiūrės šitą visą mano kūrybą, gerų emocijų, o man gerų atostogų ir gero poilsio. Ir kas įdomiausia, šiemet plaukiu ne vienas. Paskui pristatysiu savo bendražygį. Papasakosiu truputį istorijų, kaip mes susipažinom, kas, kur, kaip. Bus turbūt įdomu. Sveiki iš ateities. Tai peržiūrėjau medžiagą, neradau, aš ten nieko nepripasakau, kaip mes su juos susipažinom ir kaip čia mūsų įsirutuliavo visas tas plaukimas. Tai prieš porą metų čia kažkur buvo, sėdžiu Norvegijai ir man parašo žmogus, kad mačiau, kad plaukiai Ventos upe, YouTube susiradęs ir sako, gal gali papasakot truputį, nes irgi noriu plaukti. Tai mūsų jungia Venta, va šita nuostabi upė. Čia yra Venta ties Viekšniais. Pasakiškas yra šiandien vakaras, tai galvoju, kaip tik nusifilmuosiu ir papasakosiu. Tai va, mes pabendravom apie Ventą, susitikom, papietavom, apšnekėjom, perplaukė į tą Ventą ir kažkaip paskui tas bendravimas rutuliojas ir vieną dieną jis čia man rašo, nu va šiemet, 25 metais, tai va rašo, sako, gal nori gaują plaukti. Sakau, tai aišku, kad nori. Net neįsivaizdavau, kas čia per upę, neįsivaizdavau, kas, kur, kaip, net negirdėjęs buvau to pavadinimu. Ir nežinau, kad šis net Latvijai galvojau plaukti. Tai va ir gavos taip, kad per Ventą išplaukėm į gaują. Ir kaip įdomi yra, kaip bendri pomėgiai sujungia žmonės, gaunas projektai nauji. O dabar grįžtam į gaują. Nes upė nusimato labai įdomi. Na, pažiūrėkit, kokiais išplaukė iš vieno ežeriuko per kažkokį kanalą į kitą ežeriuką. Kolega parvar. Nu ką, reikia kažką pafilmuoti. Tai šiandien paplaukėm nedaug, suradom tokią vietelę. Saulė šviečia, oras pasakiškas. Tai upėjus paskraido su dronu. Reikės irgi man pakelt šiandieną, pasidaryti porą kadrų, kaip atrodo čia iš dangaus viskas, galėsit pažiūrėti. Kala. Tinklinį irgi faina vieta, labai tokia. Toks geras užuovėjas, o čia
kalnas toksai. Jie čia, nežinau, gal kokiais 3 valandas jau pleškina. O mano palapinė tai kas iš naujovių. Tai nieko daug iš naujovių. Pagalvė ta pati čiužinukas tas pats. Mėgmaišį nusipirkau. Raskio, tai bandysim pukinį, mažesnį ženkliai mėgmaišys, tai va pažiūrėsiu kaip seksis su tuo miegot. Palapinė man žiauriai patinka, Maseras Elixir 2 pasakiška palapinė. Ir vietos daug ir lengvai pasistato greitai. Tai va, o Latvijai, sakau, pilna. Laksto pirmin atgal čia. O vakarieniai valgysim paprastai. Čia va bulvės paruoštas jau. Turim va tokią ne konservą, čia mamos vėl sriuba. Dar į vidų įmetu vegetas. Čia yra agurkinė su perliniam kruopom, tai turėtų būti neblogai. Tuoj metam į šitą, biškį padegs, malko, šlapios, viskas čia šlapia. Kažkaip ta miške, kai buvau, tai ten tik šlapių malko prisirinkau, tai viskas čia va čirška, pirška. O, pradėjo odai lest. Tai va, šioj kelioniai pabandysim tokį dalykėlį pasiėmiau. Tai pasiėmiau Latvijos žemėlapį. Ir pamėginsim šitą visą maršrutą senoviniu būdu. Mano žmona sako senobiškai. Lankstysim žemėlapį, turiu markerį. Ir pamėginsim susižymėti, kur kas plaukiam, kiek nuplaukiam. O dams yra balius šiandien. Gerai. Nu, nelabai jam čia yra. Šiaip Būdu apsirengę. gauja išteka iš to Alauksto. Iš Alauksto, bet Iš čia realiai va. nieks iš ten neplaukė, nes ten labai užžėlė. Jo, ten užžėlė. Tai mes išplaukėm iš va čia Lodės Muižą. Čia. Ir truputį paplaukėm ir neatplaukėm iki Taurenę. Jo. Tai va, atstumą nuplaukėm va tokį šiandien. Tai pabandysim kiekvieną dieną daryti kažkokį videką, kad pamatyt, kur mes čia plaukėm ir ką mes čia darėm. Realiai baigėsi jinai kažkur. Carnika, o čia... Va čia kažkur baigėsi. Tai čia yra... Va čia reikia mum atplaukti. Jo. Šitokio rotų karočią. Tai va ir atėjo pirmos dienos pabaiga. Šiandien važiavam daug iš tikrųjų. Gal išvažiavam 7:30 iš Vilniaus. Tai kelionė ilga ir pasiėmėm Giedrių. Paskui važiavam jo Baidarę paimt, paskui važiavam toli, ten į 1,5 valandas, kažkur 6 vos ne valandas gavos kelionės. Tai nieko šiandien nepaplaukėm, nuplaukėm 160 km. Aš šiaip juokauju, nieko nenuplaukėm šiandien. Nuplaukėm, susiradom geresnę stovyklavietę, tai viskas. Pavakaruojom, tai rytoj keliamės lekiam toliau. Čia gerą šviestuvą pasidariau. Patinka man ta Maseras palapinė, tokia labai praktiška. Kraunu savo telefoną iš powerbanko. Žiūrėsim, kaip šiemet bus su elektra, nes pernai metais kelionė taip nedavė saulės, tai sunku buvo labai su elektra. Tai ką labanakt, pirmos dienos pabaiga laukiam rytojaus ir pažiūrėsim, ką rytoj diena atneš mums. Iki.